Jei esi vienišas, ištroškė švelnių prisilietimų, žodžiu, viskas vyksta po masažo dar ir arbatos duoda. Sako, akcentuoju, čia sekso nėra, viskas atliekama su meilė, nuoširdumu. Ir visų pirma, aš atrenku žmonės pagal skambučius. Ta prasme, jie turi pabendrauti su žmogum. Jeigu užsimezga ryšys, tada gali ateiti pas ją kaip klientas. Rimta. Pabandom pasukti. Išsiaiškinti, kas ten vyksta. Ir ežiukai mėgsta, kai juos glosto švelniai. Toks skelbimų pavadinimas. Alio, klausau. Labas. Sveiki. Aš esu ežiukas. Ežiukas, ane? Ir kuo ežiukas užsimanė? Ežiukas užsimanė, kad jį švelniai paglostytų. Ak, tai taip. Tai nebuvęs, ane? Pirmą kartą. Nebuvęs aš. O kiek metų jums yra? Man yra 25. Na, 25 jaunas dar. Aš jaunas esu labai. Pašėlęs. Matai, kaip. Aš turiu dabar praeitą atranką, kad aš pakliūčiau pas tave. Taip, turi. Iš tikrųjų, jeigu netitiksi standartų, mano žaginkas. Nu, aš dabar jau jaudinos, tai gali tada pradėti. O kai greitai mes čia užtruksim ar ilgai? Nebepatinka man tavo kalba, nes taip negalima, ką jaudinės. Nu gerai. Nereikia taip iš karto jaudintis. Nu aš... Susiimk, ežiuk. Susiėmiau jau. Tai gerai, ko jūs norėsite, ežiuk? Aš noriu, kad tu mane švelniai paglamžytum. Nuo kada... Nuo kada erotinis masažas yra paglamžimas? Nu, aš niekad nebuvau, aš nežinau, ką ten daro. O nenorit pats pasiglamžyti? Kam čia dar lankytis, eiti kažkur, mokėti babkės? Glamžykitės pats, retu be pasijungęs. Ne, man nepatinka. Man patinka dar, kad kažkas būtų kvėpuotų iš šonų. Kvėpuotų. Ja, aš galiu pakvėpuoti. Vakarais yra kaina 200 litų. 200 litų? Taip. O kas įeina čia? Na, ar suvokimas ribotas ar pilnavertis. Juk reikia reklamą skaityti, informaciją deklaruotą. Reikia ne tik barkodą nuskaityti ir paskambinti, supranti, bet reikia paskaityti, ką aš rašau, o prirašyta nemažai. Jo, bet man neaktualu, ką tu parašai tenais. Man svarbu kaina, tai aš paskaičiau ją daugiau. Privalo būti aktualu, supranti, nes seksų nėra, yra parašyta nause. Aš nemėgstu seksų, ką tu? Nemėgstu sekso, kas nutiko? Kas nutiko? Nu, man kažkaip nepatinka. Libido sumažėja. Ne, aš nesu. Problema, žinok, nesveiko vyro, aš irgi nelabai, iš vis aš nenoriu masažą nesveikų vyro. Tai, žinai, jeigu pas mane libido būtų viršytų, aš galėčiau tave išprievartauti. Tai atsargiai. Dabar aš esu labai geras, kultūringas, ateisiu, atsisėsiu, arbatos atsigersiu. Nu ir tada tu šou parodysi. Vandens neatjungia, žinai, dar užsidirbau ant vandens. Arbatą, sakai, po masažo, nes prieš neapsimoka man po masažą. Po masažo, ar ne? Gerai, man tinka. Tai va. O tai ką tu ten darai? 5 metų. Tai yra geras viso kūno masažas, erotizuotas sekso. Nėra jokių čiulpimų, jokių analinių. Fui, kokie čia negražų žodžiai. Turi būti kultūringai. Taip, kokie čiulpimai dar gali būti? Taip, gulit nuogas, kaip sakant, lovoje ir aš jūs masažuoju. Ir tikrai geras masažas, sukišau 4,5 štukės, kad įgyčiau diplomą, sertifikatą, taip kad masažuoti moku. Moki masažuoti? Atjungsiu, kaip sakant, atjungiu visas. Bet, nu man, kad nebūtų tų visų tokių, žinai, brūdų. Ko nebūtų? Nu, vat, sakai, čiulpimų, kas čia pražodės dabar, šis man net šlikštų pagalvot. Nu tai žiūrėkime tiesiai šviesias akis, kaip sakant, kaip kitaip dar pavadinti. Nu ką žinau. Man nepatinka tie tradiciniai žodžiai oralinis, nu reikia sakyti čiulpimas, gražiau skamba. O tau patinka? Jeigu tu vartoji čiulpimą, tai reiškia, tau patinka čiulpt. Taip? Čia jau yra mano reikalas, suprant, kas man patinka, kas nepatinka. Čia nesikiška. Ne, aš tik paklausiu, nes... Paslaugos rinkoje nėra, tu nesi tas išrinktas vyras, kaip sakant, ir... Ačiū Dievui, aš nenoriu, kad tu man čiulptum. Nu ir gerai. Gerai, tai mes jau šitą sutarėm. Kadangi jeigu nemėgsi, kad tą darytų, ta prasme, irgi neįdomus vyras, geriau, kad mėgtum, bet negautum, suprant, ateini, nori, bet negauni. Aš nenoriu, bet gaunu kartais. Tai. Bet aš dabar aš kreipiuosi pas tave ne dėl to. Rankelės gauni. Tikrai. Nu, tai klausyk, tai ką toliau?
Analinis irgi, fui, kaip čia galėjai net pagalvoti. Iš viso tu kažkokia, kurio laiku augus, man atrodo. Man pasidaro vaizdas, kad tu esi nesveikas vyras. Sekso nenori, analiniai nepatinka, čiulpimai irgi atbaido, tai kažkoks esi, nežinau, belytis padaras. Tai ko čia iš vis skambinė? Su lytimu, aš viskas normaliai pas mane. Praradęs lytinį tapatumą, suprantinė. Ne, aš noriu, kad tu mane paglosintum. Paglosyčiau, o būtent kurias vietas? Galva. Galva. Ai, čia ta ekranio terapija irgi veikia iš tikrųjų atpalaiduojančiai. Taip, nu, o ką, blogai? 200 litų, gerai, man tinka tokia kaina. Dar juk arbatos Ne, duosiu. tai ir galvą galiu Žinok, už 200 litų galima ir galvą, ir kojas masažuoti, nes 200 yra pinigas. Svarbu, kad būtum geras, šaunus vyras, simpatiškas, kad būtum. Kad nebūtum koks žiurkienas. 6, taip galiu pasakyti. Man kažkada yra įvardinti 6, stiprus 6. Aš esu tro. Niekam nerūpi stiprus, supranti. Esmė yra 6, čia nieko gero. Nieko gero. O kiek tau, tu iš balso tai 4 miuši? Iš balso verta 4. Taip. Dabar kalbant, eik iš čia. Kas? Turiu katiną nekastruotą, jisai pastoviai nori panelių ir... Į tave turbūt. Ir manęs jisai nori irgi. Nu, tai kiek, 4 tau? Vyrai nori. 4? Kiek? Aš save vertinčiau, žinai, kai gaudavau mokykloje 2, sakydavau, kodėl, už ką 2, tai jeigu nieko neparašyti, tai 0 gauk. 0 vertinus. 0. Supratau. Nu, tai gerai, tai atvažiuoju, skambinu tada. Tai už kiek čia būt man? Atvažiuoja, ne? Jo. Neturiu dabar laiko, supranti, kas pirmesnis tam ir pasiseka, o tu stokį žmogau į eilę. Nu, Ir šiaip niekas tavęs nepriims. Sakai, ne? Aha, nes neaišku, ko tu nori. Pirmą reikia priimti sprendimą, ko tu ieškai, po to skambinti. Nu, sakau galvą, kad Nes dabar paglostytum. tu esi vyras, sakau, belytis, nieko nenoriu, kad paglostytų galvą. Glostykis pats. Ne, negaliu, nedasikiu. Tu kažkoks nenormalus esi, supranti. Kaip ir tu. Nu, taip, aš esu nenormali, aš to net neslepiu. Tame yra žavesys, supranti. Nu, tai dėl to tau ir skambinu, aš irgi nenormalus, tai abu susitiko. Abu nenormalus, tai labai gerai. Dar katiną priimsim, iš viso bus faina. Taip, katinas. Tai va. Miau. O tavo katinas... Užteks čia iš manęs įsdivalkės darytis, užknysat, jūs masažuokitės tenai sėdėdami tai savo auditorijoje ir nedarykit iš manęs cirko čia ant visos Lietuvos, ar gerai? Nu, laimingai, laikykis. Čia, laikykis. Nu.